Sveiki, kriptovaliutų entuziastai. Šiandien turime tiek daug naujienų, kad nežinau nuo ko pradėti. Iš Europos, Anglijos, Kanados, Brazilijos, Kinijos, Rusijos, Dogecoinas ir dar daug visko. Pradėkime nuo Ethereum. Pastarosiomis savaitėmis Ethereum ETF lenkia Bitcoin ETF našumu. Kodėl? Na, kaip visada, po Bitcoino ralio pradeda tekėti pinigai į Ethereum, o paskui ir į kitus altcoinus, ir tai reiškia tik vieną – artėja altcoinų sezonas. Laikas ruoštis, nes visa kriptovaliutų ekosistema dar kartą įrodo, kad jos dinamiškumas neapsiriboja tik Bitcoinu. Tačiau ne visos naujienos tokios džiugios. Europos Coinbase vartotojai patyrė nusivylimą, kai dėl naujo MiCA reglamento buvo nutraukta USDC pajamingumo programa. Ši situacija primena, kaip reguliavimas gali turėti tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį rinkai. Bet tai taip pat rodo, kad Europa siekia sukurti saugesnę aplinką investuotojams. Rusija taip pat nesnaudžia. Šalis patvirtino naują kriptovaliutų mokesčių struktūrą, klasifikuodama Bitcoin kaip nuosavybę. Pajamos iki 2,4 milijono rublių apmokestinamos 13%, o didesnės 15%. Be to, jie suteikia mokesčių lengvatas kriptovaliutų kasimui. Tai aiškiai rodo, kad Rusija mato kriptovaliutas kaip būdą generuoti naujas biudžeto pajamas. Toliau žiniose Hongkongas. Hongkongas siekdamas tapti pasaulio finansų lyderė, planuoja suteikti mokesčių lengvatas rizikos draudimo fondams ir privatiems investuotojams, gaunantiems pajamas iš kriptovaliutų. Šis žingsnis neabejotinai padės pritraukti daugiau investicijų į regioną. Ir dar viena žinia iš Hongkongo. ZA bankas tapo pirmuoju banku Azijoje, kuris pradėjo teikti kriptovaliutų prekybos paslaugas mažmeniniams vartotojams. Tai dar vienas įrodymas, kad skaitmeniniai aktyvai tampa neatsiejama bankininkystės dalim. Taip pat ir Marokas keičia savo nuomonę apie kriptovaliutas. Marokas ruošiasi oficialiai panaikinti 2017 metų draudimą kriptovaliutoms. Šalis ne tik siekia reguliuoti šią turto klasę, bet ir svarsto galimybę sukurti centrinio banko skaitmeninę valiutą. Tai ženklas, kad Afrika taip pat aktyviai prisijungia prie skaitmeninių aktyvų revoliucijos. Jungtinė karalystė paskelbė apie planus išleisti Digital Gilts skaitmeninės obligacijas, naudojant blockchain technologiją. Tai ne tik modernizuos skolos valdymą, bet ir parodys, kad blockchain gali būti pritaikytas tradicinėje finansų sistemoje. Šiandien taip pat turime įdomių naujienų apie Dogecoiną, populiariausią meme coiną. Dogecoino rinkos kapitalizacija dabar didesnė nei Porsche. Doge pasiekė 54,7 milijardus dolerių rinkos kapitalizaciją, o Porsche tik 53,6 milijardai dolerių. Kas galėjo pagalvoti, kad mimų valiuta taps tokia reikšminga finansų pasaulyje? Ir dar viena naujiena iš Dogecoin. Valor pristatė pirmąjį pasaulį Dogecoin biržoje prekiaujamą produktą ETP. Tai reiškia, kad dabar investuotojai galės pasiekti Dogecoiną reguliuotų būdu per Švedijos Spotlight Stock Market. Dabar naujiena iš Kanados. Vancouverio meras siūlo įtraukti Bitcoin į miesto balansą. Jei tai bus patvirtinta, miestas taps vienu iš pirmųjų pasaulyje oficialiai įtraukusių kriptovaliutą į savo finansinės strategijas. Panašų planą turi ir Brazilija. Brazilija pateikė įstatymo projektą, siūlantį sukurti strateginį Bitcoin rezervą, kuris sudarytų iki 5% šalies tarptautinių atsargų. Tai milžiniškas žingsnis, galintis padėti šaliai apsisaugoti nuo valiutos svyravimo. Bitwise pateikė paraišką dėl naujo ETF, kuris apimtų net 10 pagrindinių kriptovaliutų, įskaitant Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano ir kitas. Visas kriptovaliutas galite matyti šioje lentelėje ekrane. Dabar greitai užmeskime akį į top 10. Geriausią rezultatą rodo
Penktoje vietoje esantis XRP 14 procentų, beveik 15 procentų. Antroje vietoje su 7 procentais Dogecoin, apie kurį šiandien kalbėjome žiniuose. Ir trečioje vietoje Avalanche su 4 procentais. Kaip matote, kriptovaliutų pasaulis keičiasi greičiau nei bet kada. Ethereum, Bitcoin, strateginiai rezervai, Dogecoin triumfas prieš Porsche, visa tai rodo, kad kriptovaliutų revoliucija tęsiasi. Pakomentuokite, kuri naujiena jūs nustebino labiausiai ir nepamirškite prenumeruoti kanalą. Iki kito karto.